Purškiamas kondicionierius su apsauga nuo karščio. Čia aš labai dažnai girdžiu klientės, kad wow, mano plaukų galiukai nebesivėlė, nebeskilinėja. Ką jos daro? Tai yra būtent ketvirta priemonė, jau čia po plovimo, po visko, po kaukės ar po kondicionieriaus. Dar tokia prevencija, kas mėgsta daug džiovinti, nori apsaugoti nuo karščio. Tai yra būtent purškiamas kondicionierius su apsauga nuo karščio. Jisai ir minkština, ir apsaugo nuo karščio. Tai kaip jį naudoti? Jį galima ir ant šlapių plaukų, ir ant sausų. Aš girdžiu, kad purškia, dulksna, įsideda rankinukus po sporto, kartais pamiršta, ateina, sako, aš ofise pasipurškiu. Geriausia, aišku, iš karto po plovimo užsipuršti, įsidžiovinti, bet galima ir ant sauso. Žiemą jisai labai puikus, kai įsielektrina, kapišonai. Kad neįsielektrintų, pasipurškėt ir viskas. Tai yra pati lengviausia, greičiausia priemonė skubukėm. Ir jos dydžiai yra du. Yra 100 ml ir yra 200 ml. 200 ml visą laiką labiau apsimoka, didesnė pakuotė, užtenka tikrai ilgam, tokia faina, dulksna ir apsaugot savo plaukus. Kaip tai veikia, nežinau, bet aš pastebėjau, kad ilgalaikę naudojimui, kada klientės ilgiau panaudoja, jos sako, wow, tikrai geras. Tai nebus taip, kad užsipurškėt ir jau tenai po 5 dienų kažkas tai įvyko. Ne, tai tokio ilgalaikio naudojimo efektas, kai saugai, kai jos prižiūri, kai įdedi į plaukus meilės, tai ir turi plaukuose meilę. Dėkoju.